Ir čia šį kartą pro mūsų akiratį nepraslydo naujoji istorikės Lukos Lesauskaitės knyga Kakė Makė, keliaukime laiku. Su mumis pati autorė Luka. Sveika atvykusi. Labas. Tai noriu pradėti nuo sveikinimų, labai smagu, Ačiū. turbūt ir pačią, ar ne? Netikėta tokia man fla būti čia, ne kažkokiam aktualiam kalbėti, ne apie savanorystę, bet štai pristatyti savo knygą. Aš irgi nesitikėjau tavo pamatyti mūsų ketvirtadienio rubrikoje, tai tikrai labai smagu matyti. Ar galėtum papasakoti, kaip užgimė ta jūsų draugystė su Kakė Makė? Čiagi visų vaikų jau labai seniai pamėgtas personažas ir visi mes puikiai jį žinome. Aš juokavau, kad sakau, tu gali nežinoti, neskaityti knygų, bet vis tiek tu žinai iš kažkur personažą, jo ten draugus ir bičiulius, tai vat kiek yra stiprus ar ne šitas prekės ženklas. Tai mano akiratėje dar nebuvo nei tiek ir vaikų išpratėjus dėl Kakės Makės. Aš ir pati žinojau minimaliai, bet tikrai labai apsidžiaugiu sulaukusi pasiūlymo. Nerti į tokią visai man naują ir netikėtą sritį, nors prisipažinsiu, kad parašyti knygą tikrai turėjau tokią svajonę. Buvo visokių idėjų, buvo visokių minčių, bet kažkodėl galvojau, kad bus knyga mano skirta suaugusiems arba bent jau paaugliams. O kad vaikams tikrai ne ir galvoju, čia tik lengva, vaikams parašyti daug lengviau negu suaugusiems, bet tikrai ne. Tai labai džiaugiuosi, kad mano ta pirmoji knyga ir būtent yra skirta mažiesiems ir labai taip gražu, turbūt Kakės Makės magija suveikė, kad sulaukusi pasiūlymo ir pradėjusi rašyti knygą, sužinojau, kad laukiuosi. Tai taip gražiai sakau, kad iš pradžių galvojau ir apie visus Lietuvos vaikučius, kaip juos sudominti istoriją, kaip padaryti tokį palikti gerą pirmą įspūdį, kuris dažnai mokykloje būna toks nelabai koks. Tai kaip tą įspūdį tokį palikti kuo geresnį ir po to pasirodo, kad jau mano mintise ir širdie buvo mano Izabelė ir aš taip sakau, kad jai šita knyga dabar yra skirta, žinoma, ir visiems Lietuvos vaikučiam, bet nuo jai jau pirmenybė. Tai tikėkime, kad jau greitų metų, kada galės... Mes jau vartame puslapius. Jau pradžia padaryta, labai smagu. Tai kurgi nukels laikmečio, ar ne, klausimų tuos vaikus, Kakė Makė šį kartą, kur kartu ten nusiveš? Iš tiesų tokia buvo gan nelengva užduotis, nors knyga ir skamba, kad tai yra istorijos enciklopedija, bet labai nesinorėjo, kad tai būtų tokia tikra enciklopedija, kad tai nebūtų toks vadovėlis, kur tikrai reikia pripažinti, bent jau, pavyzdžiui, mano bendramžiai, nors aš tokia esu pasinešusi į istoriją ir labai ją myliu, bet dažnai žmonėms, nežinau kaip tau pačiai, bet tikrai būna išgąsdina mokyklos suolas, tos datos, įvairių šaltiniai, daug mintinai reikia mokytis ir dažnai ta istorija, tik tokiem jau super mėgėjam, jinai patinka. Tai labai norėjau, kad ta pirmoji pažintis, kuri tikrai bus pati pirmoji, galbūt pradžioje tik iš paveikslėlių, tėvams skaitant istorijas, po to jau ir pačiam pirmuosius sakinius skaitant, kad jinai būtų tokia įkvepianti, motyvuojanti, pripildanti meilės pasauliui, meilės Lietuvai, žadinanti kūrybiškumą, žadinanti kažkokias tai svajones, keliones ir panašius dalykus. Tai labai su tokiom intencijom ir dėliojau tą knygą ir rašiau. Knyga nukelia tikrai labai įvairius ir skirtingus laikotarpius, vis tiek norėjau išlaikyti tam tikrą tą tokią laiko juostą, nors nėra datų, nėra laiko juostų, kas dažnai būna vadovėliuose, bet yra iš esmės nuo akmens amžiaus iki šių dienų ir taip keliaujame gražiai per įvairius laikotarpius. Viskas taip yra tokia šiek tiek ir žaidimo forma, ir užduotėlių forma ir labai norėjau, kad Kakė Makė, tarsi ir per savo personažą, per savo asmenybę vaikučius supažindintų būtent su skirtingais laikotarpiais, su tam tikrais svarbiais įvykiais ir netgi su asmenybėmis. Tai reiškia, kad kiekvienam istoriniam laikotarpiu Kakė Makė sutinka kažkokią ryškę to laikmečio asmenybę ir taip pat mesga pokalbį, pabendrauja ir bando ištraukti įdomių dalykų. Tai suprantu, knyga apima ne tik Lietuvos greičiausiai istoriją, bet ir viso tai yra pasaulio. Tai yra pasaulio istorija, Lietuvos yra šiek tiek, tai galbūt ir kokia gal kita knyga galėtų būti apie Lietuvą, bet ši knyga labiau yra apie pasaulį, apie tą tokį pažinimą nuo, iš tikrųjų labai įvairų, nuo kaip atsirado žmogus, piramidės, įvairūs svarbus pasaulio stebuklai, maistas, žaidimai, raštas, tikrai tokia norėjosi, kad būtų kuo įvairesnių dalykų, kuo skirtingesnių ir tokia, kaip sakau, labai taip paprastai, aiškiai, kiek buvo įmanoma, kas tikrai istorikų užduotis nėra lengva taip supaprastinti ir taip labai labai paprastai parašyti, kad būtų aišku. Tai labai tikiuosi, kad tai bus. Ir aišku, kitas turbūt svarbus dalykas, kad labai norisi, kad šią knygą skaitytų vaikai kartu su tėvais ir iš to skaitimo gimtų kažkokie pokalbiai, nauji atradimai, galbūt ateities kelionės kažkokios, kad tai būtų tokia ir puikia forma bendrauti kartu prie vakarienės, pavyzdžiui, stalo arba einant miegoti. Ir kartu prisiminti taip pat tuos istorinius faktus, nes tikiu tėvelį galimai galėjo ir pamiršti, ar ne? Net nebe, aš kaip sakau, knyga vaikams, bet subalansuota ir suaugusiems, kurie istoriją primiršio, galbūt kažką ir naujo sužinos. Taip, tikrai labai smagu ir pavartyti, ir perskaityti bus, o nuo kelių metų tu rekomenduotum jau vaikams pradėti? Ar jau tik pradėjus skaityti yra tinkama ši knygelė?
Iš esmės, knygoje taip nurodoma, kad jinai skirta nuo 4 iki 8 metų, bet tikrai, mano Izabelė yra 5 mėnesių ir mes jau vartome knygelę ir ją tikrai paveikslėlį jau domina. Tai reiškia, kad iš esmės nuo labai dar vaikas neturintis metukų jau gali domėtis paveikslėliais ir gali tėvai jiems skaityti, o turbūt, vėlgi, 8, galbūt ir vyresniem vaikam lygiai taip pat, nes tai tikrai, nėra ten po vieną žodį parašyta, ar ne, kaip mes pradedame mokyti skaityti, tikrai yra pakankamai nemažai informacijos, tai kaip ir sakau, pradžiai turbūt skaitant tėveliam ir klausantis ir galbūt klausiant daugiau klausimų, o po to jau galima ir patiem, manau, gali būti net ir toks pagalbininkas ir mokyklai po to ateitie, nes tikrai labai norėjusi vis tiek nenutolti nuo mokyklos, nuo programų, kad tai būtų tokia pirma pažintis su tam tikrų dalykų, nuo mokykloje jau vaikas galės gilinti žinias į tam tikrą istorinį laikotarpį ir tam tikrą dalyką, o galbūt po to ir atsiversti ir prisiminti kažką jau tokia greita špargalkė. Ateiti į mokyklą ir sakyti, žinau, nes man tai vaikystėje atrodė kaip smagus personažas, ar ne, kartu su Kakė Makė keliaujantis. Kalbant apie kūrybinį procesą, prieš tai užsiminiai, kad nebuvo viskas taip jau paprasta, atrodė, kad kaip lengva čia vaikams tą knygelę parašyti. Tai kaip atrodė visą tai ir ar nebuvo sudėtinga atsirinkti tuos faktus, asmenybės, kurios nuguls, tikrai atsidurs knygoje, galbūt šiek tiek per mažai jų idėjų, negu norėjosi, tai šiek tiek papasakok plačiau. Apskritai turbūt, nei karto nerašius knygos ir matant tik tais kitus žmonės, kurie pristato savo knygas, tas procesas atrodo taip gan paprastai iš šono. Bet kai tu pats atsisėdina, tarsi atsiverti švarą baltą popieriaus lapą ar kompiuteris ekrane ar ne dokumentą ir tu galvoji, tai nuo ko čia man pradėti. Tai tikrai buvo tų tokių momentų. Žinoma, knygoje beje pradžioje irgi yra tam tikra tokia intriga, tam tikras detektyvas, už ko Kakė Makė užsikabina ieškoti tos istorijos ir ją pažinti, tai reikėjo ir tokį dalyką sugalvoti, kas turbūt vaikus labiau irgi įtrauktų ir sudomintų. Tai nuo to aš pradėjau pasakoti tą istoriją, neišduosiu apie ką tai yra, tegul skaitytojai patys skaito. Tai čia tokia viena dalis. O faktus atsirinkti man nebuvo sudėtinga, aišku, visada norisi daugiau ir plačiau, bet tikrai save taip stačiau ir rėmana, kad tai yra vėlgi pirma pažintis, tai nuolatos kartuoju, pirma pažintis, tikrai ne universiteto suolė, kur tu jau ateini su žinių bagažu. Tai irgi labai svarbu, kaip tu pateiksi tam tikrus dalykus ir tikrai mano buvo labai didelis noras, kaip sakau, neišgąsdinti, kad čia yra kažkoks baubas ir labai sudėtinga, kad viskas yra labai paprasta ir viskas yra apie mus pačius, apie mūsų pačią aplinką. Tikrai buvo labai įdomus procesas, kas liečia iliustracijas, nes buvo toks prašymas į mane, kad jeigu turėsiu minčių, parašyti šalia, tai kokia tai galėtų būti iliustracija, kaip tai galėtų atrodyti ir kas tikrai yra labai sudėtinga, nes viena yra rašyti, rinkti informaciją, o kita įsivaizduoti, kaip tai gali nugulti į knygą. Tai čia man turbūt buvo toks didžiausias iššūkis, nors atrodo to kūrybiškumo nestinga, bet vis tiek sulipdyti viską į vieną, į vientisą dalyką tikrai yra iššūkis ir apskritai labai įdomus tas knygos gimimas, kiek daug žmonių įsitraukia, kaip tu gali matyti tam tikrais etapais, o dabar toks vėlgi visiškai naujas etapas knygos pristatymai, komunikacija, parašų dalinimai, kas irgi yra nauja, netikėta ir be galo smagi patirtis. Tai su tuo dar kartą sveikinu ir aš įsivaizduoju, kad besiruošiant reikėjo gerokai susipažinti vis tik ir su vaikų psichologija. Tai čia buvo puikia proga ir tau pačiai, kaip būsimai mamai, ar ne, prisiliesti ir suprasti, kasgi jiems čia įdomu, kaip čia juos pritraukti. Tai va čia ta įdomi dalis man bent jau pačiai skamba. Ar galima būtų sulaukti greitų metų kokio tęsinio, gal antros knygelės? Oi, dar aš kaip sakau, reikia su šitą iki galo pasidžiaugti ir pabaigti, tai tikrai natūralu, kad apetitas užauga. Pradžioje yra baugu pradėti pirmąją knygą, bet kai parašai pirmąją, kažkaip tas apetitas atsiranda ir jau dabar įdomu galbūt ir vyresniem, o galbūt kažkokį tęsinį, tai tikrai tokių minčių ir svajonių turiu. Matysim, kaip čia seksis suderinti su laiku, nes dabar tų pareigų turiu pačią svarbiausią pareigą, būti mama, bet to pačiu noriu daryti ir kitus dalykus. Tai reikia atrasti to laiko, bet kažkaip nesinoriu duoti tokio pažado jau su parašu, bet tikrai svajonių turiu. Tai labai džiugu. Tai kol kas aš tau ir linkiu tiesiog pasidžiaugti ir pasimėgauti rezultatu. Ačiū labai. Ačiū labai, kad atvykai čia pas mus.